Sveiki visi, naują video ir šiame video mes ką darysim, mes tvarkysim vėl siurblį, nes mums reikia sutvarkyti. Aš nusipirkau ten tokį žodžių baką, ne, kur gali mums ir labai gerai grindis išplauti ir išsiurbti, kad kuo mažiau darbo būtų, kad Vytautas galėtų kuo ilgiau sėdėti lovoje ir nieko neveikti. Va tame va viskas esmė. Tai mes dabar ką darysim, mes dabar pasiėmam tą siurblį, ne. Va štai tą siurblį pasiėmam. Mūsų gražus siurblys. Va čia, kaip matot, nusipirkau, ne, čia vanduo tipo įsipila, viskas normaliai. Ir čia tipo turi bėgtas vanduo. Bet dabar, kadangi nebėga, nes čia, man atrodo, reikia, kad kažkas būtų. O kas būtų, tai va čia, va vaštuviukas, tipo kažkoks toks tipo elektros kontaktai turėtų būti, bet čia tie kontaktai labai nutolę. Ne? Tai man atrodo tame esmė, nes aš kaip pajungiau, ne, sakau, wow, gan gerai veikia, bet tada aš pasižiūriu, žinai, vėliau, blemba, neplaunam ant tų grindų, kaip Vytautas gali ilgiau miegoti, ne, jeigu man grindų neišplauna tas siurblys, žinai, aš jam iš karto sakau, kam aš tave ėmiau iš šiukšlyno, ne, Ir labai, kaip sakant, buvau nuliūdęs. Bet ką mes dabar padarysim, mes pilnai išardom tą siurblį ir pabandom su tuo kontaktu susitvarkyti ir bus pabaigtas šis video. Čia labai toks trumpas vidosas bus, bet labai bus man naudingas vidosas, kaip sakant. Ir nepamirškit užprenumeruoti kanalą, nes kitam video mes ką gaminsim, mes gaminsim tazerį. Man atrodo, aš nežinau dar, aš kaip sugalvosiu, bet greičiausiai gaminsim tazerį. Aš jau kažkada buvau pasigaminęs tazerį mokykloj per darbų pamoką, žinai, ten nieks nieko nedaro, Vytautas atėjo naujokas, sako, nu ką naujokai darysit, aš sakau, ką žinau, ten ką daryti. Aš vėliau paklausiu, ar galima tazerį gaminti, sako, sakau, tazerį ar galima gaminti, nes vis tiek čia akademija, čia, nu, čigonų nėra, seniau būdavo daug čigonų, bet dabar tų čigonų nebėra. Tai va, tai tazerį pasigaminau. Ir dabar antrą kartą gaminsimės, nes biški čia iš tikrųjų printinasi, bet čia kitam video, nes ten biški buvo brokas, bet dabar tikėkimės nebebus broko, užtenka kalbėti apie tazerį, kalbam apie siurblį. Matau saulę, pakeik akis, kvėpo giliau, aš tave matau, tu mane girdi, kas bus toliau. Tai, ką tu turi, tikrai mane stebina, įdegusi oda, kurią saulė kepina. Gerai, žodžiu, čia ir jisai kažkaip atsiklijavo, tai mes su karštais klijais priklijuosim. Aš galvoju, čia gal kažkaip išlūžo, bet nieks neišlūžo, čia su klijais kažkaip priklijuota bandyta buvo, bet žinot, tie kiniečiai čia ne tiek dar pažengę buvo, dabar jau pažengę, eiktų savo, blemba, iš Kinijos pigiai ir gan kokybiškai jau gauni, aš jau apstulbęs. Bet iš Vytautas kalis.com Valentino dienai galite jūs gauti ir kaip kalbiškui darbui gan pigiai ir labai kokybiškai ir labai unikali dovana, tai mes toliau žodžiu klijuojam ir pasileidžiam muzikos.
Gerai, tai žodžiu, jau turiu viską susukęs, tai dabar viską sujungiam ir pasižiūrim, ar mums, kaip sakant, paduos vandens, turėtų iš tikrųjų paduoti, nes ten iš tikrųjų buvo ir, nu, niekaip ten tie laidukai nesusilietė, tai turbūt ir vandens nepadavė. Tai va, tai dabar sujungiam ir pasižiūrim. Gerai, mūsų kambarys va štai taip atrodo, žodžiu, čia šiukšlių visokių yra, ne? Čia Vytautas primėtė. Žodžiu, čia nelabai šitas švarus dabar kambarys, tai mes dabar pabandom įjungti per telefoną ir pažiūrėti, kaip išsiurbs ir išplaus grindį. Oi, tik 15%. Reiktų pirmą gal pajungti pakrautą iš kutukų. Arba jeigu tą kambarį išsiurbs, tai... Ne, pajungiam pakraut pirmą tada. Negalvau, kad tiek mažai bus. Gerai, pasikroja šitiek, tai dabar pabandom ir įjungiam, pasižiūrim, kaip ką išsiurbs. Tai gerai, žodžiu, prasiurbė ir va štai taip va atrodo. Išploja grindis ir prasiurbė. Viskas veikia, tai žodžiu, aš net girdžiu, žodžiu, kai ten pompuoja kažką, aš net nežinau, ką ten daro, bet kažkokie keisti garsai vyksta, reiškia veikia. Tai tikiuosi, kad patiko šis video. Buvo gerai, kad buvo labai lengvas. Labai lengvas, kaip sakant, pataisimas, tai tiesiog čia tie du laidukai, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Jeigu taip spaudžiam like, dislike, jeigu norit Valentino dienai kažką nusipirkti, vytautaskalius.com, žodžiu, bus aprašyme viskas. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir sutiksime kitame.